Nuo ko priklauso gyvenimo kokybė? Kaip jums atrodo? Nuo pajamų, nuo žmonių aplink jūs, nuo laimės pojūčio, nuo džiaugsmo pojūčio, nuo idėjų turėjimo, nuo tikslų turėjimo, nuo tikslų siekimo, tada aš kažkas pasiekiau, padariau, gyvenime palikau savo antspaudą kažkokį. Ir daugelis galvoja, kur tas antspaudas, kaip jis paliks, ar jį teisingai naudos, tą mano atsiminimą apie mane. Dar ir tokių yra, kurie galvoja, kaip aš ten po mirties, kas su manimi, su mano atminimu ir su mano visais pasiektais darbais bus. Ir paradoksas yra tame, kad jūs galvojat apie tai ir norit būti svarbus ten, kur jūsų nėra. Iš principo nėra. Ir apie atsiminimą, kas yra atsiminimas? Iliuzija sukurta proto, kurią jūs tikit. Pagalvokit apie tai. Ir jeigu jūs galvojat, kad iliuzija yra tikra ir iliuzija duoda kažką, jūs tada turit kontroliuoti, kad jinai duotų tai kažką. Ir ar nepavargo? Ar neatsibodo? Kontrolė yra vienas subtiliausių, dažnai nematomų, dažnai net nesuvokiamų tokių idėja kontrolės. Idėja, daugiau nieko. Ir kodėl jinai jaučiama taip tikrai, taip prie pat? Kodėl jūs atsikeliat iš ryto ir žinot liktai apie ką jūs? Jūs žinot, vakar susipykau su kažkuo, arba vakar valgiau kažką ir tai yra taip ir kitaip negali būti. Ir tas susipykau turiu liktai laikyti, kad tikrai. Ir jūs mintyse pradedat galvoti, vėl dėmesys visas ten ir kaip tas susipykimas, koks jis turi būti. Jūs liktai netgi jį gryninant, kad jis tikrai būtų toksai, kad tikrai tai būtų taip tikra. Ir net kitą kartą jau liktai atsileidžiate, bet vis vien grįžtate ir ne. Taigi, taip yra. Ir tiesiog tas nematomas siūlas, kuris jūs negalit net paaiškinti, kodėl jis taip svarbu jums, kodėl tai jūs laikote ir apie ką jis yra. Jeigu norit sužinoti, ateikite į mano kursą. Į 3 dienų, labai trumpas, produktyvus, aiškiai matomas, be jokių praktikų, be jokių, tiesiog žiūrėt į tai sąžiningai, žiūrėt atvirai. Ir jūs nustebsite, kaip iliuzija, kurią susikūrėte, jumis liktai valdo. Bet vėlgi, čia niekas nieko nevaldo, čia niekas nieko nekontroliuoja, čia niekas nieko nekuria, čia niekas nieko neatranda. Kai tu matai akivaizdumą, tu suvoki, kad taip yra. Paprasčiausiai taip yra. Taip padaryta. Ir tas taip padaryta visuma, vėlgi net pavadint yra sudėtinga, kas esi, kadangi tu esi visuma, tuo pačiu ir niekas, ir tuo pačiu viskas. Ir kai tik pavadini, iš karto protas apie ką, dėl to tai neturi pavadinimo. Todėl reikia čia ir dabar tai pamatyti per tiesioginį matymą. O aš tiesiog parodau, į ką žiūrėti. Norit pamatyti, ateikite į mano 3 dienų kursą ir pamatysite. Tai mini kursas, 3 mėnesių kursas. Tai vadinasi, bus subtiliau, aiškiau, su architektūra, su aš, su visais tais, pamačiau, aišku, kas aš esu. Sveikinu visus, kurie nori pamatyti iš tikrųjų, o ne gyventi iliuzijai, lipti į Kailasą, važiuoti į Maču Pikčių, važiuoti pas Dalai Lamą
Nu, žinokit, nepykit, brangieji, bet tai žiauriai juokinga. Kodėl? Todėl, kad jūs žiūrit į turinį, visą laiką į turinį. Kol žiūrėsit į turinį, visą laiką pas jumis bus trūkumas, visą laiką bus skauda, visą laiką bus sirgsit, visą laiką bus wow, kaip nemalonu. Norit, kad būtų nemalonu, žiūrėkit į turinį toliau. O norit, kad būtų kaifas, žiūrėkit į visumą. Tai va, aš siūlau žiūrėti visumą. Ir ateikit į mano nemokamus webinarus nors. Ir tai bus jums pliusas. Iki.